Aš esu Mantas Sakalauskas, esu jachtos Alfetos kapitonas, buriuoju 17 metų. Kokių reikia turėti savybių, kad būti buriuotoju? Manau, kad kruopštumo, gerai matyti veiksmus į priekį ir kažkiek vis tiek talento reikia turėti. Ar brangu būti buriuotoju? Tai viskas priklauso, kokiam lygiai buriuoji. Tai jeigu sportiniam buriavime, tai nėra pigu. Aišku, ko didesnis laivas, to didesnis išlaidas. Ar buriavimas yra pavojingas? Be abejo taip. Tai yra didelė, mes susidurėm su dideliom stichijom, kur būna tikrai ir audrų, ir stiprių vėjų. Tai yra ten tikrai kur susižeisti ir stipriai nukentėti. Kokia buvo pavojingiausia situacija mūsų įguloje? Tai buvo kažkelintų metų Kuršių marių regata. Nebuvo labai daug vėjo, bet apie 10 metrų. Plaukiam pavėjui į Klaipėdos uostą vartus ir kaip tik tuo metu išplaukinėjo didelis tanklaivis ir kaip ir atrodė, kad neprasilenksim, bet kolektyvas sakė, kad prasilenksim, kaip ir prasilenkėm, bet nuo to tanklaivio atėjo tokia didžiulė, kokių 3-4 metrų banga, tai kaip pašokom, tai nusileidom, viskas gerai, ačiū Dievui. Kas asmeniškai man buvo atsitikę baisiausia buriavime? Tai tokios situacijos labai stiprios, kad labai įsigąsti tokios gal nebuvo. Bet matėm kaip kitos įgulose, kas atsitinka, žmogus už borto iškrenta, ko pats nenorėtum būti toje vietoje ir nenorėtum, kad tavo įgulos atsidurtų. Tai čia turbūt vienas iš pavojingiausių šių dalykų, kur nenorėčiau, kad tai atsitiktų. Kas vyksta laive, kai žmogus atsiduria už borto? Tai dažniausiai mes jau esam aptarę, kad vienas žmogus iš karto yra paskirtas stebėti, kur tas žmogus iškrito ir kuris yra tiksliai, vis laik žiūri tik tai vieną darbą, o kita įgulos dalis nuleidinėja bures ir stengiamės kuo greičiau paimti įgulos narį. Ar yra mūsų įguloje taip atsitikę, kad žmogus iškrito už borto? Tai nėra ir labai nenorėčiau, kad tai ir atsitiktų, nebent tai bus tiesiog sustojimas pasimaudyti. Kas mūsų komandoje yra taktikas, tai turime 2 žmonės. Jeigu vieno nėra, tai kitas yra, tai yra Edvinas Urbanas arba Matas Niekis. Ką daro komandos taktikas? Tai komandos taktikas dažniausiai apžiūri, kur yra visokie škvaliukai, vėjo pasisukimai, kaip konkurentai priekyje ar už nugaros ką daro. Jisai viską apsprendžia, kad kuo greičiau pasiektume tikslą ir vairininkų nereikėtų dairytis nieko. Mūsų komanda turi tradicijas, kiekvienais metais po sezono uždarimo išsinuomojame pirtelę, susitinkam visą įgulą, apšnekam praeitus metus ir pašnekam į ateinančius metus, kas bus, ką reikia padaryti, ko nereikia daryti.